A, Apie raidą, tiesiog kaip įžanga, Žanas Piažė, jisai buvo kognityvinės raidos iniciatorius ir apie tai, kaip vaikuose iki suaugusių, iki brandos žmogus vystosi kognityvinis supratimas, tai reiškia loginis mąstymas, kaip jisai nu, supranta pasaulį. Tada atsirado Erikas Eriksonas, kuris kalbėjo apie žmogaus psichologinę raidą. Ir tiesiog etapais pastebėjo, kad tam tikram amžiuje tam tikras požiūris į gyvenimą, tam tikros vertybės išryškėja, tam tikri dalykai labai aktualūs tampa. Ir jisai taip perėjo žmogaus gyvenimą nuo pat jo gimimo iki pat jo mirties. Tada buvo Lorenzas Kohlbergas, kuris stebėjo, kad yra ir netgi moralinė raida, kada žmogus į moralę turi tam tikrą požiūrį, tam tikrą aspektą, tam tikrą kampą. Ir kad yra tas savotiškas augimas. Šiandien aš noriu pakalbėti apie Jameso Fowlerio. Jisai teologijos ir žmogaus raidos profesorius, jis jau miręs prieš 7 ar kiek metų mirė. Bet jisai stebėdamas, gilindamasis į tuos darbus Žano Piažė ir ypatingai Lorenzo Kohlbergo, pastebėjo, kad faktiškai tikėjimas irgi turi savo kažkokią tai gyvenimą, tam tikrus etapus, kurie yra būdingi tam tikram gyvenimo tarpsniui. Jisai pavadino savo tikėjimo raidos teoriją ir šiandien aš norėsiu ją šiek tiek pasidalinti. Tai nebus tokia, kaip ir, Biblijos studijos ta įprastinė, galbūt kažkokia tai, nežinau, kaip jūs esate įpratę, kad imi tekstą, ten nagrinėjai, eini. Šiandien bus toksai daugiau apie tą požiūrį į tikėjimą, taip kaip yra apibrėžta Jameso Fowlerio tikėjimo raidos teorijoje. Aišku, aš pats asmeniškai, nors man patinka šitą teoriją, aš nežiūriu į tai labai dogmatiškai. Ta prasme, kad kiekviena teorija turi savo ribas ir kiekvienas mes esame labai individualūs, turime ir savo patirtį, turim viską, bet vis tik tais kažkokios tai gairės yra visai gerai. Kaip tikėjimą Jamesas Fowleris apibūdina? Jisai tikėjimą apibūdina kaip making meaning būtų angliškai, lietuviškai net nežinau. Ta prasme, tikėjimas yra taip, kaip tu tikėjimas tau padeda daryti prasmingas išvadas. Ir va čia jo citata: tikėjimas yra viso asmens orientavimas teikias prasme. Čia nežinau, pas mane biškį jūsų užlindę, aš ne visą skaidrę matau. Nesvarbu. Teikia prasme ir tikslą jo viltims ir siekiams, mintims ir veiksmams. Tai reiškia, tikėjimas yra kažkoksai tai žmogaus orientavimas į prasme, link prasmės. Ir jisai atrado, kad yra 6 žingsniai ir aš juos labai trumpai norėsiu paminėti. Tai pirmas etapas tai susitikimas. Aišku, kada Fowleris rašė savo knygą ir dėstė savo teoriją, jisai daugiau žiūrėjo ir pirmiausia iš to taško, kaip vaikuose tas tikėjimas Dievu auga ir bręsta. Tačiau po jo sekė psichologai, teologai, pastebėjo, kad kai žmogus susitinka ir, kai žmogus suranda Dievą, tie etapai gali būti pritaikomi ir jo sąmoningam gyvenimui kartu su Dievu. Tai pirmas etapas, aš pavadinau jį, aš atsiprašau, Dainiau, pas mane parodyta, kad Richardas nori ateiti, bet aš nežinau, ar aš jį galiu priimti. Taip, kadangi tu esi pagrindinis administratorius, turėsi priimti visus, reikia spausti admin ir leisti visiems ateiti. Aš galiu priimti, kad dėmesys nenukryptų. Tai gerai, priim, prašau. Jūs priimkite, nes man kažkaip tai nerodo tos pelytės, aš negaliu jo priimti. Tai pirmas tikėjimo etapas, tai būtų suvokimas, jog Dievas yra ir pasitikėjimu grįstas pasišventimas jam. Prasme, žmogus supranta, kad Dievas yra, atsiveria jo realybei. Vėl man neduoda, kodėl. Kokie yra požymiai šito etapo? Šito etapo požymiai yra pirmoji meilė. Pamenate, laiške Efeziečiams, užrašytame Apreiškimų knygoje pasakyta, kad prisimink, nuo kur atpuoliai, grįžk prie pirmosios meilės. Tai būtent pirmas tas etapas yra ta pirmoji meilė, vaikiškas pasitikėjimas, džiaugsmas ir paprastumas.
Nors man atrodo, kad tu, žinai, suradai Dievą, tavo gyvenimas tapo žymiai aiškesnis, paprastesnis, žmonės labai įvairiai ateina pas Dievą ir mes žinome ir patys patyrėme ir matėme žmonių, kurie gyvena su tuo tokiu tyru džiaugsmu, nes jie susitiko su Dievu. Vėl man neduoda. Kodėl? Tu sakai, kad neskubėsi, tai tam, kad neskubėsim, dėl to ir kaduoju. Aš kai žinosiu, kad reikia jungti, tada pradėsiu spaudyti. Gerai. Požymiai, kokie pavojai šito etapo? Pavojus yra prietaringumas, pasidavimas per daug jausmams, savęs nuvertinimas ir žinių stygius. Tas pirmas žingsnis yra, jisai pakankamai paviršutiniškas. Ir čia galbūt daugeliui, aš čia apjunginėdamas skaidres pastebėjau, kad praėjau eilutės, kurias norėjau paminėti pačioje pradžiai. Yra Morkaus Evangelijoje, 6-29 eilutė Jėzaus palyginimas apie sėklą, kuri yra beriama dirvon, ir Jėzus prilygina tai kaip Dievo karalystei. Ir sako, ar žmogus miega, ar keliasi, ar naktį, ar diena, naktis, ar diena, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių. Ir pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Ir man šitas palyginimas jisai patinka tuo, kad čia atskleidžiama būtent ta tiesa, kartais žmonės, grįžtant prie tų tikėjimo raidos, kai žmogus gauna tikėjimą, atrodo, kad jisai gavo tiesiog tikėjimą, tas tikėjimas tobulas, viskas, aš jį turiu. Ir čia Jėzus sako, kad iš tikrųjų gerai, bet yra tam tikri raidos etapai, jeigu taip galima pasakyti, karalystėje. Ta sėkla, kuri krito į tavo širdį, jinai kiekvienam etape gali būti tobula, bet vis tik tai nėra išbaigtinis procesas, tai nėra galutinis procesas, yra dar kur augti. Tai šita Biblijos eilutė, Jėzaus palyginimas yra kaip motyvas arba kaip toksai biblinis fonas, kad apie tikėjimą mes irgi apie dvasinę raidą galime kalbėti kaip apie tam tikrus etapus, kurie savo augimo etape yra tobuli, bet žiūrint bendram kontekste, tik tais yra dalis visumos. Gerai, grįžtam prie tų tekstų. Prietaringumas, jausmingumas, savęs nuvertinimas ir žinių stygius. Va čia yra pavojai. Žmonės gali dar ir tame pirmame lygyje būti pakankamai prietaringi, žinai, aš sapnau sapną, man pasakė, aš mačiau Jėzų kažką tai, ir jiems atrodo, kad čia viskas taip ir yra, viskas tvarkoj, ir jie dar gali būti priimti tą dvasinę realybę per daug nefiltruodami. Žinių stygius pas juos yra akivaizdus, nes dar tik tais pirmieji žingsniai. Kaip mes galėtume suteikti pagalbą tam žmogui, arba kokios jam pagalbos reikėtų. Tai patikėti dar daugiau tą Evangeliją. Ta prasme, čia tame pirmame etape žmogus labai jautriai gali reaguoti į savo atpuolimą, atkritimą, kad aš įtikėjau, aš turėjau tokių žmonių ne vieną savo pastorystėje, kurie įtikėjo, ir jie galvojo, kad viskas, aš nugalėjau nuodėmę, viskas su manim tvarkoj. Ir staiga jie, laukite, atsiprašau, aš atidaviau Timotiejui. Atsiprašau, mano šeima turi išvažiuoti, o raktelio neranda, o aš paskutinius juos turėjau. Gerai, tai patikėti, kad, ta nuodėmė, ta prasme, Evangelija, tai, kad Dievas tau suteikė šansą, atleisdamas tau nuodėmes, atpirkdamas tave iš nuodėmės, ir tu dabar nusidėjai, tai nereiškia, kad viskas. Dabar jau Dievas, supyko, tu nuvylei Dievą, ir čia tiesiog reikia suleisti šaknis giliau į pačią Evangelijos supratimą, nes susitikimas su Dievu galėjo būti ir labai dramatiškas, bet tuo pačiu ir labai paviršutiniškas. Tas tikėjimo etapas faktiškai turi vesti į kitą tikėjimo etapą, tai į tapimą bendruomenės nariu, nes šitoj vietoje tas asmeninis susitikimas su Dievu tai labai individuali patirtis. Bet tam, kad išsilaikytum, tau reikalingas prisijungimas prie bendruomenės. Ir jeigu pastebėsite, kiekviename tame tikėjimo augimo etape bus patarimas susirasti mentorių. Taip vadinasi mentorius, jisai gali būti labai įvairiai traktuojamas, jisai gali būti dvasinis vadovas ir nebūtinai, tai gali nebūtinai būti ir žmogus, gali būti ir knyga, gali būti ir
kažkokie tai įrašai ir aš pastebėjau, kad žmonės iš tikrųjų suradę Dievą atsiranda pas juos tas troškulys sužinoti Dievą ir dabar ypatingai su visom tom socialinėm medijom atsiranda labai didelis pavojus ir likti kažkur taip žinojimo lygyje, neprisijungiant prie kažkokios tai konkrečios bendruomenės. Tai čia pirmas toksai tikėjimo etapas. Antrasis tikėjimo etapas tai augimas pažinime ir mokymasis tapti dalimi bendruomenės. Tai va, tikėjimas turi bręsti. Kiekvienas etapas yra labai svarbus, kiekvienas etapas yra labai reikšmingas, bet jisai turi vesti prie kito tikėjimo etapo. Kokie požymiai žmogaus, kuris yra antrame tikėjimo etape, tai didelis teisumo jausmas. Žmogus jaučiasi, kad yra teisingame kelyje, teisingoje bendruomenė, mokosi teisingų dalykų, garbina Dievą teisingų būdų ir žmogaus augimas tiesiogiai priklauso nuo stiprių vadovų, mokytojų ir mentorių. Ir va čia galima pastebėti daug žmonių, kurie atranda Dievą ir ypatingai su tom socialiniam, kaip minėjau, medijom atsiranda labai didelė rinka visokių mokytojų, visokių filmukų žiūrėjimo, visokių pamokslų. Ir visi jie konkuruoja dėl dėmesio ir visi jie, jeigu taip galima pasakyti, meta tinklą būtent į tikėjimo, sakykime taip, supaprastintai antrame etape esantiems žmonėms. Ta prasme, jie labiausiai yra ištroškę, jie labiausiai nori sužinoti, kas teisinga, kas neteisinga ir labai dažnai sureikšmina savo nuomonę. Aišku, mes prieisime prie tų pavojų, bet čia tas labai stiprus toksai teisumo jausmas. Jis nėra blogas. Jisai nebūtinai turi būti blogas. Ir kokie, čia požymiai viskas viename. Ta prasme, kad tas teisumas nebūtinai yra blogas dalykas, mes negalime būti nuolatos abejojantis, mes turime žinoti, kas yra tiesa ir tą tiesą priimti. Bet tame priėmime, ypatingai antrame tikėjimo etape, gali jaustis toksai teisuoliškumas. Kad jūs tai čia, aš tai žinau. Aš prisimenu, kaip mano tėvai, aš dar buvau, aišku, mažas, kai jie įtikėjo, priėmė Dievą, tikrai dramatiškos permainos, įpročiai buvo numesti, prasidėjo visai naujas gyvenimas, tarnystės, lankymasis bendruomenė. Ir nuvažiavo pas giminės, tai įsivaizduokit, su Biblijom atverstom iš karto, aiškinti, kaip čia reikia, kaip čia viskas būti. Tai santykiai nutrūko, metus reikėjo atstatinėti vėl, nes tai yra tas natūralus augimo etapas. Kokie pavojai, tai nelankstumas, kad juoda, balta. Aš sužinojau, kas yra balta, visa kita, kas ne pagal mano įsitikinimą yra juoda. Ir aišku, polinkis ieškoti lengvų atsakymų. Ta prasme, sakau, kaip dabar su ta socialinės medijos siūla, tai tų atsakymų galima daug ieškoti, nesigilinant, kažkas pasakė, kažkam tiko tai, kas pasakė ir per daug nesigilini. Labai yra polinkis kaupti žinias, nes iš tikrųjų tos žinių kaupimas jaudina, nes tu žinai, tu supranti, tu pamatai daug dalykų. Kaip jau maniau, teisuoliškumas, tu matai kitus, savęs nelabai matai. Ir smegenis vertina labiau nei širdį arba įsitikinimus labiau negu santykius. Kaip minėjau, mano tėvų pavyzdys, ir čia turbūt ne vien tik jų, bet čia visų, kas atranda kažką naujo, labai lengva eiti ir visą pasaulį supaprastinti, kad yra tik tais taip, kaip aš galvoju ir kaip kiti galvoja. Ir pagal tai vertinti tą aplinką ir kiek santykių yra sugriaunama, nes, atrodo, tai pirmiausia, apsitarkime, kaip mes tikime ir jeigu vienodai tikime, tada galime puoselėti ir santykius. Tokiame tikėjimo etape žmonės taip elgiasi. Kaip padėti tokiems žmonėms? Mentorystė. Žmonės turi sąmoningai, tiesiog per visus gyvenimo etapus reikia turėti mentorių. Tai reikia turėti kažką, tai nebūtinai turi būti kažkoks profesionalus, tai gali būti ir draugas. Bet su kuriuo tu gali, kalbėtis, kurio gyvenime Dievo evangelija praktiškai gyva, matoma ir jisai pats eina per tuos dalykus. Bet aš vėliau pakalbėsiu, kad kiekvienam tikėjimo etapui gali būti ir kiti žmonės reikalingi. Nes būna taip, kad žmonės tam, kad ateitų pas Dievą, reikia vienų žmonių, paskui jau kažkaip nublanksta jų reikmė, arba tie žmonės daugiau ir nebemoka tau kitaip padėti, bet jie tame etape yra labai naudingi. Šitame tikėjimo etape yra kvietimas įsilieti į tarnystę, pradėti tarnauti ir atrasti savo vietą, savo dovanas. Kodėl tai yra reikalinga, pakalbėsim kiek vėliau.
trečiame tikėjimo etape, bet tai įneša labai daug tokios šiek tiek įvairovės į tavo gyvenimą. Tu pradedi matyti skirtingus žmonės, tu pradedi matyti skirtingas situacijas, tu pradedi matyti, kad gyvenimas įneša tam tikrų korekcijų ir reikia išminties. Ir tas tarnavimas, tada tau reikia ir praktikos, ir tas tarnavimas labai reikalingas įvesti pusiausvyrą į tavo gyvenimą. Ir aš kaip paminėjau, tas trečiasis tikėjimo etapas, toksai tarnystės etapas. Tai Dievo kvietimas iš mokinio tapti lyderiu. Tegul negazina jūsų tas žodis lyderis, bet tiesiog prisimti atsakomybę. Tu mokeisi antrame lygyje, tu kaupiai žinias, tu gilinaisi, domėjaisi, o dabar tau reikia tapti lyderiu, ta prasme tau reikia tapti, savotiškai kaip ir apaštalu, kuris vedi kitus žmonės prie Dievo. Kokie požymiai? Šitame tikėjimo etape gali tau patikti tarnystė, jinai gali sekti ir pritarančių būrys gali didėti, nes tu pataikiai į poreikį arba atliepiai kažkokią tai poreikį. Ir jūs matote, kaip tikėjimas veikia per jūs ir Dievas veikia per jūs ir jūs galite daryti teigiamą įtaką. Ir toksai didžiulis prasmės jausmas, didžiulis pasitenkinimas, nes tu esi dalis Dievo misijos. Ir jausmas, kad tu esi ten, kur reikia, darai tai, ką reikia ir noras būti geriausiu. Čia atsiranda pavojus galbūt tapti perfekcionistu arba galvoti, kad mano būdas yra pats geriausias. Bet čia tie geri dalykai. Kiekvienas etapas turi savo atneša kažką tai naujo ir kažką tai labai gero. Tai tas prasmės jausmas, kuris ateina ne iš įsitikinimo, kad tu įtikėjai gyvų Dievu, tu tiesą pradedi vertinti, bet tada tu pamatai, kad tu ir prisidedi prie realių permainų. Žmonės keičiasi, poreikiai patenkinami, o tu ir pats patiri pasitenkinimą tarnaudamas. Kokie pavojai? Atsisakymas pagalbos. Čia tu gali tiesiog varyti kaip eržilas koks nors, nes tu tiki, tave tai veža. Ir čia gali toksai galbūt įsivyrauti pusiausvyros stoka. Vadovavimasis savo galia ir išmintimi, čia dažnai būna žmonės, sunku jiems šitame etape iki galo ištirti savo motyvus. Ir tie motyvai gali būti labai įvairiausi. Žmogus ieško garbės, galbūt galios, galbūt pinigų, galbūt, įtakos siekimas, prestižo noras, bet viskas yra prisidengama tarnystė. Čia aš gerą darau, aš noriu daryti tą gerą. Tai čia gali būti atsirasti pavojus, kai žmogus, darydamas gerą, tiesiog daro taip, kaip jam atrodo. Jam sunku išgirsti kitą nuomonę, sunku praleisti laiko maldoje, išgirstant Dievo vedimą, nes jisai mato, jisai žino, jam atrodo tai labai svarbu ir tas ego pakankamai dar įsišaknyjęs jo gyvenime. Aišku, pyktis, kai niekas nepadeda, čia galite patikrinti ir save, ar kokiam tikėjimo raidos etape jūs esate, jeigu pykstate, kad aš čia vienas darau, niekas čia man nepadeda, tai greičiausiai jūs esate tokiame augimo periode, jūsų tikėjimo, esate savo tikėjimo trečiame etape, nors tas pyktis gali atsirasti bet kur. Nenoriu, kad jūs užsiciklintumėte ties vienu ar kitu. Ir šitame tikėjimo etape atrodytų, kad tu pasiekiai kelionės, pasiekiai kalno viršūnę, kelionės tikslą. Nebėra nei kur augti, nebėra kur tobulėti, dabar tik tais jau reikia tuos įgūdžius tobulinti ir daryti taip, kaip darei. Aš jau mano tikėjimas, mano įsitikinimai jau suformuoti, aš tiesiog einu ir žinau, kad tai, ką darau, yra teisinga, bet realiai to augimo, kad dar čia bus kažkas daugiau, gali ir nebūti to jausmo arba to įsivaizdavimo, suvokimo. Sėkmės gali būti vertinimas skaičiais, nes tau svarbu matyti tarnavimą ir kuo daugiau pas tave ateina, kuo daugiau tavęs klauso, tu matai, kad tai veikia ir tai labai, aišku, kitiems labai lengva įrodyti ir parodyti, kad tu esi sėkmingas, ne kažkoks ten, sugalvoji kažką ir 2-3 žmonės, tai tada visi vertina, tai turbūt čia nelabai ir kam reikia, arba čia nelabai koks tu ir sėkmingas. Tai čia šitoje vietoje dalykai tai labai svarbus. Veikla kompensavimas. Čia kažkas nutrūko, berašant. Veikla kompensavimas dvasinio nepasitenkinimo. Ta prasme gali būti, kad maldos gyvenimas šlubuoja, Biblijos skaitimas tapo rutina, bet tu į tą dalyką nekreipi, tu kompensuoji tai tarnystę.
energija daugiau sklinda iš mūsų pačių bažnyčios, o ne iš Dievo. Tai trečiame etape labai svarbu, žinai, statusas, pati bažnyčia labai svarbu, kaip kiek joje lankosi, kas pamokslauja, kas šneka, su kuo aš tarnauju, visi šitie dalykai labai svarbus. Ko reikėtų, kad neužsiciklinti ir stagnacija neįsivyrautų šitame tikėjimo etape, reikalingas sąmoningas, praktikuoti sąmoningą pasišventimą Dievui. Ta rutina, jinai geras dalykas, disciplina yra labai geras dalykas, bet tas sąmoningas pasišventimas Dievui, tai vis priminti savo, kad čia Dievo darbas. Priminti savo, kad labai svarbu mano gyvas santykis su Dievu, kasdienis gyvas santykis su Dievu. Ir sąmoningai siekti, kad būtų išaukštintas Dievas, ta prasme, prižiūrėti save, negalvoti apie save perdėm gerai, kad aš tai tikrai, tas mano motyvai tai labai tyri, aš tai čia viską labai nuolankiai darau, aš tai tikrai čia neieškau savo naudos. Nesakau, kad reikia ligą savo įsivaryti, abejojančią savo motyvais, bet tiesiog tas sveikas požiūris, vat kalbama čia apie nuolankumą ir vėlgi apie mentorių, kreipkite dėmesį, vėl tas mentoriaus svarba. Apaštalas Paulius buvo mentorius Timotiejui, mokiniai turėjo Jėzų ir buvo labai aišku, kas yra mentorius, kas yra mokinys ir visiems mums visose tos tikėjimo etapuose, raidos etapuose reikalingas kažkoksai tai žmogus šalia, kuris leistų padėti išlaikyti atskaitomybę, kuris leistų tiesiog nelikti savo tokiam kambarį, kur tu tik vienas, savo aido kambarys, kuriame tu girdi tik tais savo balsą. Kaip ir minėjau, trečias etapas daugeliu tikinčiųjų gali įsivaizduoti, matuoti kaip galutinė stotelė. Viskas, aš pasiekiau tai, ką pasiekiau, esu tokiam etape, kuriame esu ir dabar lyg ir viskas, o kas dar daugiau gali būti. Ir Jamesas Fowleris sako, kad dauguma tikinčiųjų ir lieka antrame, trečiame tikėjimo etape. Aišku, aš šitoje vietoje nenoriu nuvertinti ir sakyti, kad, žiūrėk, kokie čia tik pasiekė 50% savo galimybių arba Dievo numatytos kvotos, arba, žinai, jie sustoja pusiaukelėje. Tiesiog čia yra lyg ir lengviausia sustoti, nes čia dar savasis aš pakankamai slapstosi gerai ir nenoriu sakyti, kad visi, kurie yra, aišku, šitose tikėjimo etapuose kažkokie tai apgaulingi veidmainiai. Čia yra tiesiog žmogiškumui dar pakankamai patogus kūniškam, kaip apaštalas Paulius sako, čia dar yra patogu būti kūniško krikščioniu, ne dvasinio krikščioniu, bet kūniško krikščioniu. Ir trečiame etape nutinka kai kas labai netikėto, ištinka tikėjimo krizė. Kiti vadina kaip tamsi sielos naktis šitą momentą. Atrodo, viskas, tu pasiekiai viską, kas yra, tau Dievas tikras, tarnavimai veikia, visą kitą ir tada tave ištinka kažkokia tai krizė. Ir daugelis žmonių tai pagauna nepasiruošusius arba išmuša juos iš vėžių. Atrodo, tikėjimas nebeveikia, viskas, ką darėm, žinai, kažkas nebesiriša, jausmas, kad esi nevykėlis, pradedi jausti, kad nusivilti savimi. Pradeda kilti klausimų ir daugiau jų yra negu atsakymų, jautiesi, kad esi Dievo apleistas ir kyla noras pasitraukti. Ypatingai psalmes skaitant, ar ne, mes galime matyti daugybę tokių Dovydo psalmių, daugybę maldų, kai jisai sako, žinai, jaučiu, kad yra tamsus slėnis, žinai, Dieve, kur tu esi, arba Habakukas, ar ne, knygą savo rašo, žinai, ir mato visus tuos vargus, ir, žinai, ir Dieve, kaip suprasti tavo veikimą. Kyla daugiau klausimų ir čia atrodo, kad visiškas atpuolimas atėjo, kad čia Dievas tave apleido, kad niekas čia buvo apgaulė, iliuzija kažkokia, tai gali kilti tokios mintis. Ir kaip sakau, daugelis tikinčiųjų yra pagaunami savotiškai nepasiruošę ir čia kyla noras pasitraukti. Ir daugelis žmonių, aišku, bet kuriame etape tu gali pasitraukti, nereikia laukti kažkokios tai krizės, vieniems didesnės, kitiems mažesnės gali ištikti. Bet čia kyla noras pasitraukti ir velnias ateina su gundymu didžiuliu pasitraukti. Mes žinome Jobo knygą, pamenat? Jobo knyga, nutiko dalykas, dėl kurio Jobas lyg ir nebuvo kaltas. Elijas, mes žinome, kaip turėjo dvasinį išgyvenimą, krizę, tamsą, kada po sėkmingo tarnavimo jam staiga nieks nebeaišku, nieko nebesupranti. Ir mes galime matyti labai daug tik Biblijoje pavyzdžių ir netgi pats Jėzus, kada tik pasikrikštijo, pirmas žingsnis tai buvo arba pirma kelionė, tai buvo į dykumą susitikti su demonu.
Aišku, čia gal Jėzų taip kaip pavyzdį reikėtų vadinti šiek tiek atsargiai, bet matome, kad ir Jėzus savo gyvenime turėjo tokių momentų ir netgi kabėdamas ant kryžiaus. Nors čia, gal čia pasakyčiau, išbandymų išbandymas buvo, kada jisai pasakė tos žodžius: Tėve, kodėl mane apleidai, kur tu esi? Tai atrodo, kad tikėjimas vis tik tai veda per šitokius tamsius slėnius, per šitokią gyvenimo ir tikėjimo krizę. Ir ta krizė, sakau, gali nutikti dėl įvairių priežasčių. Vieniems tai gali atsitikti, kad tiesiog padarei kažkokią tai nuodėmę arba atpuoliai, atkritai ir tu tiesiog panirai į kažkokią tai tokią melancholiją arba nusivylimą. Bet apie tikėjimo krizę, apie kurią čia yra kalbama, jinai nebūtinai yra susijusi su mūsų klaida, kaip po tokia, kur galėtum uždėti pirštą ir sakyti: va, mano šita nuodėmė. Tai gali būti visa puokštė mūsų būdo, mūsų charakterio, kuri turi įtaką šitai situacijai. Bet čia aš vėlgi noriu priskirti prie tikėjimo raidos, kad čia yra ne ženklas Dievo atsitraukimo, bet kad tikėjimas turi eiti per tokį slėnį ir jo tikslas yra pakviesti mus augti giliau. Nors, kaip minėjau, galėjo mums pasirodyti, kad augti giliau toliau arba aukščiau nebėra kur. Šita krizė, jinai atskleidžia mūsų netinkamus motyvus. Ir jeigu jūs pamatot, kad, čia aš knygas rašiau, arba pamokslavau, arba giesmės giedojau, arba eiles skaičiau, arba vaikus ten aukojau vaikams ir ten rūpinausi vaikais, aš nežinau, įvairiausia gali kilti, įvairių tų tarnavimų ir tarnysčių gali būti. Ir jums gali pradėti ryškėti motyvai, kad jūs viską darėt. Čia, nieko nėra švaraus, viską, ką aš darau, yra sutepta, viskas čia, mano savanaudiškumo, čia, aš šneku, noriu garbės, čia sakau, laukiu aplodismentų, niekas čia, ir niekas čia manim nesirūpina, niekas čia man nieko, ta prasme, niekam čia neįdomu, ir jo labiau, jeigu žmonės žinotų, koks aš iš tikrųjų esu, niekas čia manęs neklausytų ir nežiūrėtų. Tai va čia tokia ta tikėjimo krizė. Jinai atskleidžia tikrosius netinkamus mūsų motyvus ir kviečia eiti giliau. Aš sakyčiau, kad čia šventosios dvasios kvietimas eiti giliau. Ir kaip sakau, daugelis žmonių sustoja trečioje tikėjimo krizėje, tai trečiame tikėjimo raidos etape, nes niekas nenori eiti per tą mirties slėnį, kaip sako Dovydas. 23 psalmėje. Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta, žaliose lankose jis mane gano, prie ramių vandenų guldo, jis atgaivina mano gyvastį ir veda mane teisumo takais. Ir čia labai gera. Nors vestų mane per tamsų slėnį, aš nebijočiau jokio pavojaus, rašo Dovydas, nes tavo ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane ir tu paruoši man stalą mano priešo akivaizdoje. Ganykla buvo prieš įeinant į slėnį, į tą tamsos slėnį, ir paruoštas gausiai nuklotas stalas yra už jo. Bet kaip sakau, tas mirties slėnis, atrodo, kad ten už jo nieko nėra, bet ten yra toks stalas, kurio tu nesvajojai būdamas prieš įžengiant į tą slėnį. Tai va aš čia matau tą tokią savotišką raidą, būtent arba perėjimą iš vieno tikėjimo, kaip čia pasakyti, etapo, arba buvimo viename tokiame tikėjimo raidos etape, perėjimas į kitą. Kokie pavojai, kaip sakau, noras grįžti atgal ir suabejojimas viskuo, kas buvo. Viskas buvo melas, čia, man skelbė veidmainiai, čia atvažiavo, su pinigų jie norėjo, čia, Biblija parašyta neaišku kieno, vienu žodžiu, gali visokie dalykai gali lysti į galvą. Ko reikia tikėjimo krizėje, tai išmokti pabūti vienas su Dievu. Tai, ko trūko trečiame tikėjimo etape, pastebėjote, galėjo trūkti trečiame tikėjimo etape, kur žmonės kompensavo vienatvę su Dievu savo tarnystę, įsitraukimu ir kartojimu tai, ką žino. Vėlgi, mentorius, ir aš čia vis parašau kitas, nes gali būti taip, kad viename tikėjimo etape vienas žmogus galėjo padėti, o kitas jau tiesiog jisai pats neperėjęs. Ir kaip psichologai, arba prisimenu, kai mokiausi, kad vienas kažkur tai teko skaityti, kad kitas negali nuvesti toliau, nei pats yra nuėjęs. Tai vat mentoriui čia labai tinka. Mentorius pats turi būti išgyvenęs tokią krizę, suradęs atsakymus, sugrįžęs prie tikėjimo. O jeigu ne, tai tada nieko gero. Priimti savo žmogiškumą ir ribotumą.
ir mokytis atleisti savo ir kitiems. Čia tu galvoji, kad ten tarnystės Dievas veikia, viskas gerai. Čia tu pradedi matyti savo ribotumą ir priimti savo ribotumą. Ir tai nėra taip jau lengva. Suprasti, kad, man kad tiek, galiu tiek padaryti. Aš esu tik tais toks. Aš nesku, kad pasiteisinti mums reikia. Aš toks ir aš nesikeisiu. Keiskimės ir aukime, bet suvokdami, kad vis tik tais galbūt, mes nebūsime tokie kaip kiti. Žinai, aš galbūt bėgiosiu rytais, bet nebūsiu, žinai, olimpinis čempionas. Bet savo kategoriją aš galiu siekti didesnių tikslų. Lygiai taip pat ir apie tarnavimus, apie tikėjimą, ar ne? Labai atsargiai reikia būti atsargiems lygiuojant save su kitais. Gerai, jūs perėjote šitą tikėjimo krizę, pasikeitimas, naujas santykis, aš, kiti ir Dievas. 4. tikėjimo etapas, tai mezgimas, atradimas naujo santykio, kitokio santykio. Aš čia parašiau kelionę savęs link, tai neužsidarimas į save, tai ne kažkoks atsiribojimas, tai tiesiog anksčiau buvo galbūt skrendama ir tu kažkur ten esi bagažo skyriuje sudėtas tavo tikrasis aš, nes tu gali sau leisti ignoruoti kai kurios dalykus, vaikystės traumas, nusivylimus, nesėkmes, o dabar tu jau jų nebegali ignoruoti, nes jeigu eiti tolyn, tu turi su tuo tvarkyti. Čia ateina kokie požymiai, kad esi šitame tikėjimo etape. Noras turėti gilesnius santykius su tikinčiaisiais. Nebepatinka paviršutiniškas, nebepatinka ten, tai kaip oras, tai politika, tai žiūrėk pabrango, tau nebepatinka, netgi tie patys ten, žinai, paprasti dalykai. Tai melskimės tada, žinai, arba tai eikim, darykim kažką. Tu nori kažko, tu ilgiesi kažko gilesnio. Nesakau, kad tas paviršutiniškas bendravimas nereikalingas mūsų tarpusavio santykiuose. Viskas su juo gerai. Bet čia atsiranda ilgesys ir noras turėti gilesnius santykius. Gali kai kurios tradicijos atrodyti beprasmės. Tiesiog gali atsirasti, tiesiog tai, ką anksčiau darei, tai, ką dabar matai, kas vyksta, tu dabar nebesupranti prasmės ir tu matai, kad net nėra prasmės, tame galima visai kitaip. Ir kaip čia minėjau, pradedama gydyti užsenėjusias dvasinės ir psichologinės žaizdas iš smegenų judama širdies link. Nebe vien tik tais tikėjimas, nėra vien tik racionalizuojamas, tikėjimas yra išjaučiamas. Bet aš kaip noriu dar sykį grįžti prie to jausmo, nenoriu sakyti, kad kažkada to jausmo nebuvo, arba tas jausmas blogas, arba čia protas turėjo dominuoti, ar čia jausmai nedominuoti. Kaip jau minėjau laišką Efeziečiams iš Apreiškimų knygos, kur apaštalas Jonas arba Jėzus sako, sugrįžk prie pirmosios meilės, ar ne, prie to jausmo. Tai faktiškai tas pirmame tikėjimo etape išgyventi jausmai, jie niekur ir neturi dingti. Jie galbūt nebebus tokie dažni, bet mes neturėtume viską nurašyti, kad ten jau viskas, jau ten praeitas etapas, ten nieko reikšmingo ir nieko rimto. Ne, viskas su tuo gerai, tai tiek, kad dabar mes tampame labiau išbaigtos asmenybės, mes nebegyvenam tokį pasidalinusi gyvenimą, išgijimas ateina ir į mūsų širdis, į mūsų mintis ir jisai apima mus jau visumą. Koks dar požymis yra gilesnis Dievo ir patyrimas, ne vien tik supratimas, kad žinai, aš suprantu, bet tu mokaisi ir patirti patį Dievą. Su mano mama gali pasisveikinti. Tu bažnyčioje vaikštai, tu šventoje vietoje vaikštai. Antrasis įsimylėjimas, apie tai, ką aš kalbėjau, kad gali būti tas antrasis įsimylėjimas, bet ir mes kaip poras konsultuojame, mes irgi taip raginame, sugrįžkite į tą pirmąją meilę, prisiminkite, kaip viskas prasidėjo, bet tas pirmasis įsimylėjimas jau nebe toks, kaip buvo anksčiau, paviršutiniškas, vien tik jausminis, ateina ir gilumas tame. Ir nebijojimas kelti sudėtingus klausimus šitame tikėjimo etape. Ką noriu atkreipti dėmesį, kad 3. ir 2. sudėtingi klausimai trikdo tikinčiuosius, nes tai atrodo kaip tikėjimo pagrindų, išplovimas tikėjimo pagrindų ir jau tu žinai, neaišku, tai čia jeigu mes tai darysim, tai tada iš vis nusivažiuosim, žodžiu, tokių baimių yra. Bet šitame tikėjimo etape nebėra baimės kelti tuos klausimus, ne dėl to, kad tiesiog, žinai, tada ir nuvažiuoji kažkur į kairę, į dešinę, bet tavo tikėjimas jisai gilėja, šitie klausimų, sunkių klausimų kėlimas nebekelia tokios grėsmės tavo tikėjimui, kaip atrodė anksčiau. Kokie yra pavojai? Nekantrumas paviršutiniškumui. Šitame etape žmonės gali būti labai nekantrus, kaip sakiau, tokiems, kurie čia kalba apie orą, apie ten žemės ūkį, apie lėktuvus kokius, apie darbą, tik tais tiesiog tu nori trauktis,
tu nori kažko tai giliau. Tai va čia gali būti nekantrumas tam paviršutiniškumui. Aišku, gali būti ir vienatvės jausmas, nes tu jautiesi, kad tavęs nesupranta iki galo, kad čia, žinai, aš čia vienas, čia man vienam tik tai rūpi, kitiems net nerūpi tokie dalykai. Tai gali paskatinti tapti kritišku ir panardinti į perdėtą savęs analizavimą ir nusivylimą. Nes tau norisi gilesnio kažko tai ir tu labai gali būti, tiesiog panerti taip giliai, kad nebeužteks oro pakilti ir į paviršių. Ir aišku, nuolatinis ieškojimas atsakymų į tuos kodėl. Kodėl čia, kaip čia. Aš prisimenu C.S. Lewisas, praeito amžiaus žymus mokslininkas ir krikščionis apologetas, parašęs ne vieną knygą gindamas krikščionybę. Tiesiog krikščionybė, Kipšo, pavyzdžiui, nors Kipšo laiškai galbūt čia iki galo negalima būtų pasakyti, kad yra kaip krikščioniškos apologetikos kūrinys, bet jisai BBC rengiamose laidose dalyvaudavo, važiuodavo pas kareivius kalbėti apie tikėjimą, kaip tas tikėjimo pagrindas, žinai, kad duoti žmonėms tą loginį, racionalų pagrindimą tikėjimo. Ir paskui atėjo etapas, kada jisai parašė knygą, aš dabar tik neprisimenu, bet man atrodo Reflections on Psalms, apmąstymai psalmių tema. Ir jisai pasakė, man atrodo šitą knygą rašydamas, sako, man jau atsibodo, žinai, proto, man reikia ir maisto širdžiai. Tai ta prasme, tas nuolatinis ieškojimas pagrindimų visą kitą gali nuvesti į tą tokį, kad tavo širdis pradeda badauti. Tai čia reikia atsargiai su šituo dalyku. Ir kaip sakau, ketvirtam tikėjimo etape ta širdis ateina jau į kontekstą, į tavo gyvenimą, tampa neatsiejama gyvenimo dalimi, gilinimasis į tuos širdies reikalus. Bet reikia save pasaugoti, kad nenulysti per daug, kaip kokiam tamsiuose namuose. Iš šviesaus kambario taip nueiti į kitus tamsius kambarius ar į rūsį ar dar kažkur, kad nebesurasti kelio atgal. Tai tiesiog mokėti atrasti pusiausvyrą tarp paviršutiniškumo ir gilumo. Kas padėtų augti, kokia pagalba augimui, tai padrąsinimas, kad tie klausimai, kurie kyla žmogui, gilus kažkokie, tai nebūtinai reiškia, kad tavo tikėjimas kažkoks prastas, arba tu čia, žinai, kažkur pasiklydęs, kad kažkokie dvasiniai dykumojasi. Kad čia galbūt ir Dievas tave kviečia ieškoti, žinai, atsakymų, kad tai nesijausti tokiu vienišu iš to kelioniai. Padrąsinimas nebūti per daug reikliems savo ir, aišku, kitiems, nes tu matai tą nuodėmę, tau pradedam badyti akis tą nuodėmę ir gali tiesiog tapti per daug kritiškas kitiems, bet, aišku, per daug reiklus savo. Ir, aišku, padrąsinimas išleisti Dievą iš dėžutės. Dėžučių tas toksai reikalas su tom dėžutėm, mes visą laiką Dievą bandome apibrėžti, bet kai mes Dievą apibrėžėme, mes tada iš jo pasidarom stabą. Yra gundymas padaryti, apibrėžtas Dievas yra jau stabas. Tai būkime atsargus apibrėžinėdami. Mums reikia kažkokius kontūrus Dievo žinoti, bet Dievas yra neapibrėžiamas, nesuvokiamas, tobulas. Tai reikia šitą begalybė, tegul negazdina šitą begalybę, Dievo begalybę. Ir, aišku, mentorius. Ir aš lusteliuose vėl dedu kitas, kad reikalingi šitie žmonės. Tikėjimo etapas 5, priėmimas, mokymasis gyventi naujai. Čia galbūt tas 4 etapas yra daugiau tokie vidiniai išgyvenimai, bet čia tikėjimo etapas yra sugrįžimas į pasaulį. Šis etapas primena 3, bet jeigu prisimena, 2 yra įsitraukimas į bendruomenę, 3 yra jau į tarnystę. Tačiau dabar motyvacija jau visai kitokia, jie ateina tiesiai iš Dievo, iš niekur kitur, ir jau tau neberūpi savirealizacija, kažkokie asmeniniai siekiai, padėti kitiems, patikti Dievui. Tavo motyvas yra daryti tai, ką darytų Dievas, ir džiaugtis šituo dalyku, matant, kaip Dievas veikia, ir tu padedi kitiems. Veikiama skatinant nepareigos jausmo, Dievo meilės. Šitą tikėjimo etape galima netgi pakeisti ir savo darbą į kuklesnį, mažiau apmokamą, ir daugiau atsiranda ramybės, kantrybės, ir bendravimas su Dievu tampa gilesnis ir intimesnis. Kada aš kalbu apie galimą darbo pakeitimą, čia gali būti ir bažnyčios pakeitimas. Bet, aišku, aš vėl čia nenoriu sakyti, kad būtinai šitame etape ir reikia keisti bažnyčią, tu neprivalai nieko keisti. Bet čia žmonėms atsiranda, taip kaip 3 etape žmonėms labai buvo svarbu, žinai, doktrina, teisinga bažnyčia, teisingas mokymas, dabar jau jiems tampa svarbiau patikti Dievui, patikti tai, ką Dievas sako, ir
kaip ir sakau, aš adventistas jau kiek esu, daugiau nei 20 metų, dar man nekilo jokių minčių pakeisti ir ar bažnyčią, ar išeiti iš jos, ar ieškoti kažko tai kito. Aš jaučiuosi, kad radau tai, ko ieškojau, bet iš kitos pusės aš jau tos bažnyčios nebesudėvinu taip, kaip anksčiau aš ją sudėvindavau, kad jinai tobula, kad čia viskas gerai, čia, žinai, čia nereikia apie tai kalbėti. Dabar aš galiu kalbėti apie problemas, kurios yra bažnyčioje. Aš nesakau, kad aš čia dabar gali nuskambėti, aš jau esu 5 etape. Nebūtinai, bet pradedu matyti, kad visko yra toje bažnyčioje. Visko gali būti. Žinai. Man reikia išmokti atsieti mokymą bažnyčios, nuo žmonių tam tikrų, save matyti tam tikroje šviesoje. Ir atrasti tą gilesnį bendravimą su Dievu, tas bendravimas tampa intimesnis ir tada ta įtaka, tai aplinkai, kurioje tu esi, tampa irgi, tokia harmoningesnė. Kokie pavojai būnant šitame tikėjimo etape, tai atsiribojimas nuo kitose tikėjimo etapuose esančių žmonių. Ir čia Fowleris rašo apie tai, kad, sako, pavyzdžiui, žmonės esantis pirmame etape, gali sutarti su antrame, galbūt dar trečiame etape esančiai žmonėmis. Arba tam, tarkim, jeigu tu trečiame esi etape, tu gali ten sutarti su antrame ir su ketvirtame esančiai žmonėmis. Bet kuo didesnis tarpas tarp tikėjimo etapo, ar net, tarkime, jeigu mes dabar kalbame apie 5 tikėjimo etapą, tu esi 5 tikėjimo etape, ir šitame tikėjimo etape, ta prasme, gali atsirasti, aš jau nebesuprantu ir nebenoriu gilintis į tai ten, jis rado, kalba, Jėzus ten padėjo, melskitės visą laiką, bet tu, žinai, matai gyvenimo, nesakau, kad tu tampi ciniškas, ar toksai, žinai, su ironija žiūri, su sarkazmu kažkokiu į gyvenimą ir aplinkinių žmonių tikėjimą, bet tiesiog tu matai, kiek dar ten daug yra paviršutiniškumo. Bet ne tik tais esantiems 5 etape, tie, kurie yra pirmame tikėjimo etape, aš jau užsiminiau apie tai kalbėdamas apie 3 tikėjimo etape, pavyzdžiui, tie, kurie yra žemiau, jie gali su pavydu, bet nebūtinai net su pavydu. Aš apie pavydą pakalbėjau dėl to, kad Jėzų išdavė iš pavydo. Tie, kurie yra žemesniam lygyje, juos gali erzinti, jiems gali nepatikti, arba jie gali didžiai rūsčiai pykti ant tų žmonių, kurie yra aukščiau ir vertinti juos labai, jų draugija gali, jiems kelia savotišką grėsmę, jų tam tokiam, žinai, tikėjimui paviršutiniškam. Kas gali padėti? Vėlgi mentorius. Nenusiminti, jei kiti tavęs nesupranta, nes iš tikrųjų galite tavęs ir nesuprasti. Į viską kartais leisti savo pasižiūrėti pro pirštus. Tai aš grįžtu prie to tokio lengvumo jausmo. Gilinkis ten, nežinau iki kiek tau reikia, bet kartais tiesiog leis pasižiūrėti į viską pro pirštus, kaip Saliamonas sako, gal tiesiog valgyk ir gerk ir bus gerai, žinai, ir viskas bus gerai. Ir daryk gerą, net jei lieki neįvertintas. Trečiame lygyje, prisimenat, labai svarbu, kiek laikų surinko tavo pasidalinimas, kiek ten paplojo, kiek ten pažiūrėjo, kiek ten kažkas kažką pasakė, o čia jau tau nebesvarbu tie įvertinimai ir mes matome, žinai, daug kartais žmonės, kurie turi labai geras profesijas, ten minėjau apie darbo pakeitimą, bet žmonės turi geras profesijas, išvažiuoja misionieriauti, kiti žmonės galvoja, kvailiai, ką jie čia daro, taigi čia, žinai, čia gerovė, čia pinigai, čia, žinai, visa kita, ko dar tau reikia. Nenudrasinkim, nesuvarinėkim tokių žmonių. Aišku, galima pasikalbėti, gal ten kitos priežastys tai skatina daryti, bet tai gali būti tiesiog žmogus pradeda matyti, kaip Jėzus, žinai, o lapės turi urvus, žinai, kregždės savo lizdus, o aš, žinai, neturiu net kur galvos padėti. Ir jisai nevaikščio su nusivylimu, jam vykdyti Dievo valią buvo maistas. Ta prasme, kiti žmonės netgi sako, netgi galbūt ir šeimos nariai laikė jį išprotėjusią, o jisai tai gyveno. Bet netikėtas dalykas yra, sako Fowleris, pastebi ir kiti raidos specialistai, kad 5 atrodo, žinai, jau viskas, jau čia vos nearčiausiai Dievo ištinka kita tikėjimo krizė. Nes didelis vienišumo jausmas ir nerimas, kad esi nesuprastas ir neturi bendraminčio. Aš manau, kad Jėzus išgyveno šitą tikėjimo krizę savotiškai Getsemanės sode, kada jisai meldėsi, kad ateitų mokiniai, o jie miegojo. Ir jis atėjo ir sako, nejaugi jums nerūpi. Ir jiems iš tikrųjų labiau rūpėjo pamiegoti.
Nors apaštalų darbuose mes jau skaitome apie apaštalą Paulių, tai yra apie Petrą, kuris naktimis eidavo melstis niekieno neraginamas. Tiesiog, jo buvo toks tikėjimo tarpsnis ir jam visiškai jisai nesuprato. Tai Jėzus buvo vienišas ir Danieliaus knygoje parašyta, kad kai Jėzus, kai mirė ant kryžiaus, jisai buvo vienas, paliktas ir apleistas. Tai manau, kad Jėzus išgėrė tą nuodėmės taurę iki galo, tai buvo galutinė tikėjimo krizė, nes tu jautiesi vienišas, niekas tavęs nesupranta. Elijas, pavyzdžiui, irgi sako, aš tik vienas likau, žinai. Bet aišku, jisai buvo žmogus, nebuvo Jėzus, o Dievas jam priminė, kad nesi tu vienas, yra ir daugiau. Tai čia va tokia galbūt pagalba. Tai ta krizė, kodėl? Ir aš sakyčiau, bent jau taip sako tyrėjai, kad dar yra likęs tos nuosėdos, to išdidumo, susireikšminimo, galvojimo, kad aš čia labai reikšmingas, aš čia labai svarbus. Ir šita tikėjimo krizė, jos paskirtis yra, padėti mums augti tame šventume. Kaip padėti? Palikti tai, kas trukdo bendrystėje su Dievu ir gyvenimo pilnatvėje. Tiesiog žiūrėti, kas dar tau trukdo, kas tau čia, žinai, trukdo gilėti. Ir aš čia nenoriu pasakyti, kad apie tą vienatvę kalbėdamas, kad žmonės atsitolina tiek, kad dabar tik tais kur dykumoje gyventi, melstis ir, žinai, Bibliją skaityti nuo ryto iki vakaro. Čia nebūtinai tu gali būti ir įsitraukęs į bažnyčios gyvenimą, gali būti įsitraukęs į tarnystės, gali aktyvų gyvenimą, bet jaustis vienišas, nes iki galo taip ir nesuprastas. Aš čia nekalbu apie patologijas, kada žmonės išgyvena depresiją. Kodėl man čia išjungia? Ar ir jums išsijungia? Ne, puikiai girdim, bent jau. Nematom nieko. Skaidrų nebėra, ar ne? Taip, nebėra. Pabandysiu dar sykį. Gerai, atsirado. Palikti tai, kas trukdo bendrystę. Aš nekalbu apie patologijas, kada žmonės išgyvena klinikinę depresiją, kada žmonės ten, žinai, turi kažkokių kitų problemų. Čia aš kalbu apie dvasinę. Čia apie dvasinę augimą. Tai nekalbu ir apie atsitraukimą, atsiribojimą. Tikiuosi, suprantate mane teisingai. 6. tikėjimo etapas, į kurį ten patenka mažiausiai žmonių, aš kalbu patenka, taip šiek tiek kabutėse, tai Dievo malonės kupinas gyvenimas, kada tau nebereikia iš aplinkinių jokio pripažinimo, kada tu daliniesi gėriu, kurį gauni iš Dievo, kada išgyveni Dievo artumą ir tu jau nebetampi priklausomas nuo čia tau yra, tu nebesureikšmini materialinės gerovės, daugiau laisvės ir vidinės ramybės, tiesiog tau jau visi tie dalykai nebėra tokie brangus, tie pasaulietiniai arba tie žemiški. Ir koks yra pavojus? Atkreipkite dėmesį, kad visur tie pavojai yra. Ir pavojus yra apleisti savo ir artimųjų fizinius poreikius vardan didesnio tarnavimo pasauliui. Ta prasme, tu nebesureikšmini. Tai kas čia dar vienas skuduras nusipirkti, ką jis jokios čia prasmės neduoda, žinai, arba čia vaikams, žinai, tai ką jūs čia, žinai, atostogų kokių, tai atiduokim pinigus misijai, čia svarbiau, žinai, pavalgydinsim dar papildomus keletą žmonių, žinai. Tai čia gali būti tas toksai, žinai, pavojus, kaip ir sakau, atsitraukti dykumą arba pakilti virš šitos realybės. Kas rytų filosofijos ir rytų religijose yra aukščiausias dalykas, ar ne, apleisti viską, kas yra žemiška ir kažkur ten, žinai, pakilti. O iš tikrųjų biblinė religija, biblinis tikėjimas, kuo aukščiau Dievo, tuo labiau įsitraukia į gyvenimą. Kas gali padėti? Mentorius, vėl kitas, reiškia, jis pats turi žinoti, per ką tu eini, nenusiminti, jei kiti tavęs nesupranta, ir daryti gerą, jeigu esi neįvertintas. Tai šitie dalykai visiems yra aktualūs ir bet kuriam tikėjimo raidos etape. Dabar paskutinis dalykas, tada jau leisiu jums galbūt kažkokiu klausimą, jeigu turėsite, ar mes visi taip einame tiesiog tiesiai nuo 1 į 6. Aš manau, kad ne. Vyksta atpuolimai, vyksta atkritimai. Galų gale, kaip ir sakau, jokia teorija negali mūsų įrėminti į tam tikras kažkokias tai psichologinės formuluotės, į kažkokius tai psichologinius apibrėžimus. Mes išgyvename labai skirtingus dalykus, labai skirtingai. Būna tikėjimas vienoks vaikystėje, paskui mes atrandam kitaip tikėjimą.
Bet vis tik tai šitie etapai gali būti susijęti ir su mūsų, pavyzdžiui, kai vaikai mes įtikime, yra vienaip, tarkim, 12 metų, paaugliai įtikės, jiems gali vienaip pasireikšti galbūt šitie dalykai. Tie, kas įtiki 60 metų, žinai, ar ten 50, gali šiek tiek kitaip. Tačiau tokia bendra dinamika yra tokia. Netgi 6 tame etape, pažiūrėkite, yra ir tų pavojų, nėra taip, kad ten viskas, 6 etape jau ten tobulas, jau velnias neturi prie ko prisikabinti. Velnias visą laiką ieškos, kaip atitraukti mūsų dėmesį ir kaip netgi Mozė, sako, buvo pats kukliausias žmogus pasaulyje ir velnias rado būdą, kaip jį suerzinti, ištampė jo nervus iki tiek, kad Dievas neleido jam įeiti į pažadėtąją žemę, į šitą žemišką pažadėtąją žemę. Tai mes visą laiką galime blaškytis, bet aš sakyčiau taip, kad mes netgi blaškydamiesi, nukrisdami, pakildami, kažką spręsdami savo problemas, mes vis tiek kylam arčiau paties Dievo, bet tai nebūtinai turi būti, ar reikėtų tikėtis, kad tai būtų kažkokia labai nuspėjama trajektorija. Gerai, tai va, šiandien tiek. Aš galvojau, kad kalbėsiu trumpiau. Gavosi tiek, kiek gavosi. Tikiuosi neprailgo, gal yra klausimų. Aš tada pabandysiu išjungti, arba kas jeigu galite, išjungkit mane. Skaidrės gali tik tu pats, Mindaugai, išjungti. Bandau ieškoti. Jo. Taigi, dabar yra tas laikas, kada galime užduoti Mindaugui klausimus. Prašom, kam kyla kokie klausimai, kelkit rankutę ir mes suteiksime jums galimybę paklausti. Kol žmonės galvoja, aš paklausiu Mindaugo, galvoju dabar apie mentorių, nes kiekvienam tame tikėjimo lygmenyje yra reikalingas kaip mentorius, ar ne, aš atkreipiu dėmesį, kad padėti žmogui pereiti į kitą tikėjimo lygmenį. Tai kyla klausimas, kaip tą mentorių išsirinkti. Tai vadinasi, tas pasirinkimas, tu tiesiog nežinai, kada tu kalbi su žmogum, kada pradedi pokalbį su žmogum, tu nežinai, ar jis tau gali ar negali padėti. Tai yra, tu kalbi su juo ir tada tu tame procese kalbėjimo, tu jauti, ar jis tau padeda pereiti, ar ne. Jeigu matai, kad nepadeda, tai tu supranti, kad tas mentorius tau nėra tinkamas pačiam šiame tikėjimo lygmenyje, ar ne, to reikia kito žmogaus ieškoti. Ar yra kažkaip įmanoma nepadiskutavus su žmogum, sakyti, ten tas mentorius man bus tinkamas, man nereikės keisti kito mentoriaus, ta prasme, pagauni mintį. Jo, aš manau, žinai, pavyzdžiui, mentorius gali būti, tarkim, tu radai kažkur internete, kažkoks pamokslininkas, arba specialistas, arba tikintysis, ir tau jisai gali būti mentorius, toksai, žinai, bet galinio ryšio. Tai čia vienas dalykas, tu gali susirasti žmogų, galbūt kažkas gali pasiūlyti, tu pats netyčia ieškoji arba domėjasi, ir jis, gali labai padėti. Ir tu gali sakyti, jo, iš tikrųjų, žinai, kalbėjo apie tai, apie ką aš jaučiu. O šiaip, pavyzdžiui, nėra ta kultūra pas mus tokia, žinai, kad mes ieškotume sąmoningai, pasišnekam ten su vienu, su kitu. Ir iš tikrųjų, kaip ten tas, pavyzdžiui, Fowleris ir sako, arba kiti, žinai, raidos specialistai, kad daugybė žmonių yra įstrigusių, nebūtinai įstrigusių, bet pasilieka arba tiesiog būriuojasi 2. ir 3. lygmenyje. Ir iš tikrųjų, reiškia, kuo eini toliau, tuo vienišesnis, arba tuo rečiau, žinai, jų ir yra tokių žmonių. Bet aš manau, kad sąmoningai čia galima būtų pradėti galvoti apie tą sąmoningą ieškojimą rato kažkokio tai žmonių. Tai atsakau, vienas yra, kad tu tiesiog kažkur girdi internete, kažką tai pasiklausai. O kitas yra tiesiog, kaip tai kiekvienas gali padaryti, čia jau priklauso nuo žmogaus, bet aš manau, kad reikia ieškoti. Gali būti, žinai, pas mus, ir aš, pavyzdžiui, kai pastorium buvau, tai didelis vienišumo jausmas, nes niekas nesupranta, atrodytų, toksai jausmas, žinai, niekas tavęs nesupranta. Prisimenu, ten Vilniuje pamokslavau vieną sykį, žinai, ir pasakiau, žinai, kad ten problemos šeimoje kažkokios, viena narė atėjo ir pasakė, sako, kaip tu čia, kodėl tu čia kalbė apie problemas? Tai prasme, mums nereikia pastoriaus, kuris kalbėtų apie problemas. Tai, žinai, ir būna, pavyzdžiui, vadovai, tiesiog tada jau ieško jie ir profesionalios pagalbos. Susimoka pinigus, pavyzdžiui, psichologam arba dar kažkam tai, arba reikia paieškoti, būna, žinai, kolegų kažkokie tai, pavyzdžiui, kai dar dirbau pastorių, mes turėjome pastorių
darbo grupelę, mes tai pavadinom. Susirinkom visi bendraminčiai ir tiesiog kalbėjom apie problemas. Ir mes vienas kitam buvom mentoriai. Nu, tiesiog, žinai, tu kalbėsi apie tokią problemą. Bet mes žinojome, kad mes galim kalbėtis. Aš nesu kiekvienu ir pastorium būčiau galėjęs apie tai pasikalbėti. Bet mes kažkaip sąmoningai paėmėm ir ieškojom. Nu, vat, mums reikia tai, vat, to, žinai, suvokimo pripažinimas. Ir tada ieškojimas ir mūsų smegenis, manau, kad ir Dievas tada veikia, kai sako, jeigu beldės ir atrasi. Tai aš nežinau, aš taip galvoju, žinai, vienas saugiausias būdas susirasti internete, kas maždaug kalba apie tos dalykus, kurie tau rūpi, o paskui ieškojimas arba kolegų, arba pasiklausimas, žinai, žiūrint, ko tau reikia. Jeigu reikia tiesiog patarimo, tai yra vienas dalykas. Jeigu nori, žinai, partnerio, su kuriuo galėtum, žinai, vat, kalbėtis, dalintis, tada kitas dalykas, žinai, ar kitas gali įsipareigoti ir manau, kad čia irgi turi būti kažkoks santykis, negali taip tiesiog iš niekur nieko sakyti, gal gali, žinai, man būti, bet jeigu reikia, tarkim, profesinio, gal ir gali, žinai, paskambini kažkokiam pastoriui, arba tai jeigu tu pastorius, arba bet kas, psichologas ar kažką tai, ir pasakai, nu, man reikia supervizijos kažkokios, man reikia, va, tiesiog, aš norėčiau, žinai, pabandyti. Nu, ir tada žiūri. Bet, neaišku, kaip sakai, žinai, ne su visais gali sulipti. Ačiū, Mindaugai. Mačiau, buvo 2 rankutės. Pirmą kėlė Žilvinas, paskui mano mama. Žilvinai, prašom. Kristina kėlė. Gal aš čia kėliau. O, Kristina. Okay. Labas. Aš turiu 2 klausimus. Vienas tai... Pirmas, tai kaip Dievas žiūri į kiekvieną etapą? Ar jam yra brangesni žmonės, jau tie, kurie 6 ten ar 5, ar lygiaverčiai jisai žiūri ir į pirmą etapą? Tai čia pirmas klausimas. Antras klausimas, kaip jeigu šeimoje skiriasi etapai, kaip tada gyventi? Tai va. Ok, žinai, tai aš manau, kad tas atsakymas toksai galbūt intuityvus, kad Dievui visi žmonės brangus. Sunkiausia yra turbūt apie tai, ką Dievas kalba, žinai, kad tu būtum karštas arba šaltas, bet kadangi esi drungnas, tai manau, kad Dievui didžiausia problema yra su drungnais. Tai jeigu tu esi pirmame etape ir tu, žinai, augi, esi atviras Dievo šventosios dvasios vedimui, tai Dievas, jam visi lygus, visi, žinai, neskirsto ir visi yra sūnus. Tiek Jėzus yra sūnus, tiek ir aš esu sūnus. Tai arba tu esi dukra. Ta prasme, pas Dievą anūkų nėra, pusbrolių nėra, visi vienodi. Bet jeigu mes esame tie, kurie priešinamės, neturime meilės tiesai, priešiname šventosios dvasios augimui, ne Dievas tampa mūsų mes tampame jo priešais. Tai va taip gal aš atsakyčiau. Tai tu vaiką juk myli, kai jisai buvo dar, žinai, su pampersais lakstė, aišku, čia reikia atsargiai, kai paaugliai pradeda su savo paauglystėm, gal norėtųsi, žinai, kai mažas vaikas, bet vis tiek ta meilė, nu irgi, jinai, tu negali sakyti, kad buvo anksčiau, aš nežinau, bet aš bent jau taip nesakau, negaliu sakyti, kad, žinai, mano Timotiejų, kai jisai buvo mažas, buvo didesnė arba mažesnė, o dabar tai jau, bet čia problema gali būti su manim, nes jau vystosi jau ir jo protas, jau argumentuoti, pradeda kažką man sakyti, tai, žinai, bet aš turėčiau būti sąžiningas, žinai, vien dėl to, kad žmogus kaip asmenybė auga, kodėl pas mane meilės jam gali mažėti. Tai manau, kad pas Dievas priima visokius mus ir jisai, nu, netgi kviečia mus, klauskit klausimus, ateikit čia, ginčykite, sako. Tai reiškia, jisai myli ir tokius, kurie klausia, kurie kaip Jobas, pykstant jo, sako, aš nesuprantu, kodėl tai darai. Dievas labiau pyko ant tų Jobo knygoje, Dievas labiau buvo nusistatęs prieš tos, kurie gynė Dievą. Negu Jobą, kuris atvirai, nu, nebūtinai maištavo, bet nukėlė sunkius klausimus. Tai pirmas klausimas, aš manau, iš Biblijos nematau, kad Dievas darytų skirtumą. Jisai tarp žmonių nedaro skirtumą. Šeimoje, aš manau, kad šeimoje labai svarbu, žinai, vėlgi tas pats augimas ir labai svarbu suprasti, žinai, nu, vat, Dievas sako, paveskite visą kerštą man, aš atkeršysiu, aš pasirūpinsiu, žinai, bet jeigu iš tikrųjų žmogus, tarkim, nu, vyras gali turėti, žinai, vat, įtikėjo į Dievą, jis dar čia, žinai, jam viskas, o žmona, žinai, jau galvoja, kad jau 6 lygiai, žinai, jau ten jinai, arba atvirkščiai, žinai, vyras galvoja, kad jis jau, žinai, nušvitęs, o dar žmona ten, žinai, rūpinasi kažkokiais podais ir barščiais. Čia labai svarbu tas pakantumas, bet va čia tas sunkiausia, aš manau, kad Jėzų dėl to ir nukryžiavo.
Jėzų dėl to ir nukryžiavo, jį nukryžiavo žmonės, atsisakė augti tikėjime. Ir jį nukryžiavo kas? Religiniai vadovai, o tie, kurie, sakykime, buvom pirmam lygmenį, ten, žinai, visokios paleistuvės ir visa kita, jie ėjo paskui jį. Tai aš sakyčiau, kad dabar, va, kaip šitoj Izraelyje čia tas karas, ten su to Hamas visi kovoja, ten vienas man žmogus labai patiko, žinai, čia mes skirstom krikščionis, musulmonės, sako, mes pirmiausia žmonės. Nepamirškim, mes pirmiausia žmonės. Tai aš galvoju, šeimoj prisiminkim, kad pirmiausia mes žmonės. Tie lygiai aš čia pažengęs toliau, mes pirmiausia žmonės. Mokykimės, žmogiškumo mokykimės. O paskui, jeigu aš esu ten daugiau suprantu, man kitaip, kalbėkime kažkaip tai. Bet aš manau, kad labai dažnai tose kovose pasimeta žmogiškumas ir prasideda kažkokios religinės kovos namuose. Čia aš geriau suprantu, čia blogiau supranti. Bet juk namuose gyvenimas juk gali būti ir paprastesnis. Aš tave myliu, tu mane myli, aš gerbiu tave, papasakok daugiau apie save, o tu apie save. Ir tada galima kažkaip suprasti, galima kažkiek paprasčiau. Nes ateidėmėsi tose, kuo kyli aukščiau, tuo labiau ten knisinėtis, tuo labiau ten kabinėtis, gundė. O aišku, tie, kurie žemiau, jie galvoja, kad jūra iki kelių, žinai, nėra čia ko knisinėtis. Ir va čia gali būti, žinai, konfliktas. Bet manau, kad mes esame žmonės, reikia priimti tai, mokytis mylėti vienas kitą. Ir galbūt kalbant, man patiko Džono Gottmano patarimas, sako, yra vienos problemos išsprendžiamos, o kitos neišsprendžiamos. Ir dažniausiai žmonės nemato neatskiria šitų dalykų ir kartais išsiskiria, nors dėl neišsprendžiamų problemų. Nemoka gyventi su neišspręstom problemom. Nes nori greičiau išspręsti kitas žmogus yra problema arba su juo susijusi problema ir jie nori greičiau jas išspręsti. Bet sako, santuokoje visą laiką bus išsprendžiamos ir neišsprendžiamos. Tai išsprendžiamas spręskit, o tos, kurios neišsprendžiamos arba greitai neišsprendžiamos, išmokit su jom gyventi. Pavyzdžiui, mano Kristina niekada negali valgyti, žinai, jeigu sriubos pavalgė, jai reikia švaraus indo. Kitam, žinai, įsidėti maistui. O man, gerai. Ir mane knisa, mane nervuoja, ypatingai, kai mano diena plauti indus. Mane nervuoja, žinai, jos. Ir aš jaučiu, kad aš neišspręsiu šitos problemos. Be šansų išspręsti ją. Ir tada aš savo sakau, gerai, šita problema neišsprendžiama. Bet aš ją mylėsiu, jinai tokia. Gal, žinai, kai aš miegu, žinai, aš knarkiu naktį ir ten, žinai, ką žinau. Ir jinai galvoja, neįsiu šitos problemos. Ir tada, ir manau, kad apie tikėjimą lygiai tas pats. Petras bandė su Jėzum kalbėti, o kas bus Jonui, su Jonu. Jėzus Jonui, Petrui pasakė, tu sek manim ir nelįsk į kito žmogaus gyvenimą. Tai pasirūpinkime, kad mes vienas kitą mylėtume taip, kaip Jėzus mylėjo. Ir žinai, tai va tas, man atrodo, svarbiausia. Nežinau, ar kažkiek tai. Ačiū, Mindaugai. Mama mano kėlė ranką, mama, prašom. Jo, aš tai galbūt ir jau dalį atsakė man Mindaugas pirmą apie mentorių klausimą, toliau, kai šnekėjo, klausiausi, bet aš dabar galvoju, ar teisinga, ar galima, pavyzdžiui, dabar, kai kalbėjote apie tuos etapus, daugmaž pačiam žmogui atsirinkti, kuriam etape esi. Vis tiek, pavyzdžiui, kaip nagrinėjai, žiūri ir galvoji apie save, kažkas tai vis tiek išlenda, kokiam tu etape esi. Aš manau, kad galima, ar ne, pasirinkti tą etapą, kuriam esi, ar gali smarkiai suklysti. Gali suklysti, aišku, bet aš galvoju, vis tiek daugmaž jau tu turi jausti, kokiam tu etape esi. Apaštalas Paulius sakė, galvokite apie save blaiviai. Tai aš manau, kad galima. Aišku, žinai, mūsų vieni yra linkę save pervertinti, kiti linkę save nuvertinti. Bet aš gal tik tais pasakyčiau taip, kad kuo žemesnis lygis tikėjimo, tuo apie save geriau galvoji. Ta prasme, kad kuo esi žemiau, tu galvoji, aš jau 6 tai tikrai, gal ne 6, 5, tai tikrai. Ir paskui, kai tu kyli, atkreipki dėmesį ten, kuo tu kyli, ten 4, 5, 6, tuo yra gundimas tapti labai kritišku savim, kitų atžvilgių.
Ir žmonės gali pradėti galvoti, va ta tokia Elena White apie tai kalba, tas toks nesusipratimas, kuo arčiau Dievo, tuo labiau nuodėmė matosi, ar ne? Ir velnias labai pradeda gundyti tave, tai tu ko čia nusidėlis, niekas nesikeičia pas tave. Tai aš galvoju, kad tu gali įsivertinti, aš sutikčiau, kad galima įsivertinti save, bet vertinant save, reikia turėti tą tokį, kad kartais mūsų filtras, žinai, gali būti apsivėlęs. Mes galime apie save per daug gerai galvoti arba save nuvertinti. Pavyzdžiui, aš kai skaitau 4 lygį, man labai daug kas tinka 4 lygiui. Bet aš visą laiką galvoju, ar čia, žinai, ne per daug, čia, žinai, aš jau praėjęs tą 3 lygį, čia jau sielos naktis kažkokias išgyvenęs, jau aš čia jau toliau. Bet kažkaip man aktualiau, aš atrodytų žiūrėčiau atgal ir aš save matau, koks aš buvau 3 lygi, aš save matau, koks buvau 2 lygi. Dabar kažkaip jau 4 va tas, bet aš negaliu sakyti, kad man yra svetima tai, kas yra parašyta, žinai, ir 6 lygi, bet kartais aš save pamatau, kad elgiuosi kaip koksai, žinai, pirmokas, pradinukas, žinai. Ir atrodytų, tai kaip čia dabar jau tiek metų esu tikintis, o dabar, tai manau, kad kai kurie dalykai gali pas mus, žinai, kaip čia pasakyti, nu, mes augam, bet gali būti, kad ne visos mūsų asmenybės dalis spėja su tuo augimu, kai kur gali būti užstrigęs kai kas. Bet aš sutinku 50%, kad tu gali save įsivardinti, bet va tą kitą 50% reikia tada pasėdėti, pasižiūrėti, nu, vat, ar tu nesi, žinai, kokiais sakiniais užsidėjęs, ar per daug rožinius, ar per daug niūrius tos sakinius. Aha, atsiprašau, prie to pačio tada dar paklausiau, kas pavojingiau, pasikelti tą etapą ar nusižeminti? Čia dabar galim išsiskirti, pamastyti šito klausimu. Aš manau, kad, žinai, yra tos 7 nuodėmės. Aš dar neradau Biblijoje, bet iš tradicijos krikščionybės ateina tos mirtinos nuodėmės. Tai šiaip labai gera knyga, aš ją vis pasiskaitau, man daug įkvėpimo yra. Irena Vėželienė, man atrodo, 7 nuodėmės psichoterapeuto kabinete, man atrodo. Ir kaip tik skaičiau apie puikybę ir dabar skaitau apie rūstumą. Kad rūstumas irgi nuodėmė. Va dabar jūs paklausėte ir man iš karto atėjo tos mintis, kad puikybė yra, jinai parašė 100 puslapį apie puikybę. O paskui visoms knygoms, visoms kitoms liks po 30 ar po kažkiek. Tai iš to galima spręsti, kad galbūt puikybė yra didesnė. Bet dabar skaitau kaip tik apie rūstumą, apie tą tokį niūrumą, tą tokį džiaugsmo neturėjimą kažkokį. Tai apie puikybę man labai patiko, nes kažkaip puikybė labai greitai mums ateina ant liežuvio. Oi, tas išdidus, jis pasikėlęs. Bet va tokio rūstumo, kuris apsimeta dvasingumu, tokiu, žinai, susirūpinimu, nuolankumu, kažkaip nesusimastau. Ir aš manau, kad puikybė, čia mano subjektyvia nuomonė, puikybė lengviau man pastebėti, o rūstumas yra, jeigu puikybė yra kaip balionas, kuris tave nuneša kažkur tai rūstybė yra kaip akmuo, kuris tave nusmukdo, žinai, į gelmę. Tai aš sakyčiau, kad abidvi vienodos, žinai, puikybė tave nuneša, nes tu nori pasikelti iki be ribų, o rūstumas ir velniui tas pats, kurią išnaudot. Aš sakyčiau taip. Dabar taip greitai. Jo, tik tas klausimas man iškilo todėl, kad galvoji, kad ne todėl, kad pasikelt save, bet galbūt pajausti, kur tu esi ir ko da tau reikia, arba kokios tave ten, kokie pavojai tavęs dar traukia. Gal iš tos pusės tiesiog. Šventoji dvasia, čia mes turime pasitikėti šventosios dvasios buvimu, jinai parodo į nuodėmę. Tai manau, kad šventoji dvasia reikia melstis, kad Dievas parodytų, bet dėl to labai svarbu, žinai, ten pirmas etapas, kad iš pirmo etapo žmonės eitų į antrą, prisijungtų prie bendruomenės, paskui įsitrauktų į tarnystę, nepamirštų, žinai, Biblijos skaitimo, nes visi šitie dalykai yra reikalingi, kaip čia pasakyti, bet taip mes ir tą nuodėmę apibrėžėme. Čia kaip, žinai, koks nors kaip vaiko, kai moteris neščia ateina ir ultragarsu patikrina, koks netgi lytį pamato, koks tas vaikas. Tai čia lygiai tas pats. Mes nuodėmės niekaip kitaip nepamatysime, reikia kažkokio tai, žinai, grįžtamojo ryšio. Ir tas grįžtamasis ryšys, jis ateina per bendruomenę,
Aišku, per savirefleksiją, dėka vat, mentoriaus, jeigu yra kažkoks tai brandus santykis su juo, ir per tarnavimą. Va tie 3 dalykai. Ar yra dar rankų? Okay, aš dar paklausiu vieno klausimo. Kaip žmogui žinoti, kad jisai ilgai užstrigęs vienam lygmenį? Matai, pavyzdžiui, pirmas lygmuo yra, aišku, vat, pavyzdžiui, kai žmogus miršta, psichologai sako, kiek, tarkim, 6 mėnesiai gedului, 1,5 metų, tarkim. Paskui jau įtartina, kad galbūt, žinai, jau kažkas negerai, galbūt kažkokia įsivyraut gali kažkokia tai netinkamas, žinai, netinkama, tas gedulas jau tampa kažkoks tai užkrėstas. Aš niekur, žinai, neradau, kiek tie etapai turėtų būti. Aš manyčiau, kad jie vienas prie kito turėtų natūraliai vesti. Kai Jėzus, žinai, kai moterį išgydė, pavyzdžiui, kuris sirgo kraujo plūdimu, jisai pasakė, kas mane išgydė. Jisai galėjo leisti jai likti, jos tikėjimas ir Dievo, viešai neišpažintas. Bet Dievas sako, žinai, jie iš karto kvietė išpažinti, tarsime, kad natūraliai kvieti, tu turi eiti tais lygiais. Vieniem galbūt ilgiau, kitiems mažiau, bet manau, apaštalas Jonas savo evangelijoje sako, yra 3 požymiai krikščionio. Jeigu pasiliekate mano žodį, esate mano mokiniai, jeigu mylite vienas kitą, esate mokiniai, jeigu duodate vaisių, esate mano mokiniai. Aš manau, kad mes turime žiūrėti tada, į šitos 3 dalykus. Ir jeigu žmogus gyvena be vieno iš jų, tarkim, pasilikite mano žodį ir mylėkite, žinai, žmonės, bet, neįsitraukite į tarnystę. Tai reiškia, užstrigo kažkokiam tai lygmenį. Arba, žinai, įsitraukęs į tarnystę, ten, žinai, kada skaitai Bibliją, žinok, ir kažkaip nebesimeldžiu, viskas, jis kažkur įstrigęs, gal tų kategorijų, žinai, koks ten tas lygmuo nėra, bet jeigu yra šitie 3, ir žmogus jaučia, žinai, kad auga, kad matosi dvasios vaisiai, tada aš sakyčiau, nesvarbu, kuriam lygmenį. Jisai tiesiog, žinai, pagal savo supratimą, jisai turi tuos įrankius, kurių pagalba jisai įrėsi į priekį. Bet jeigu vieno iš šitų, aš taip savo įsivardinu, jeigu vieno iš šitų 3 nėra, nesvarbu, kuriam lygiai tu tiesiog tada užstringi. Ačiū už atsakymą. Kristina, prašom. Man dar šiek tiek galvoju, ar čia gali būti susiję tie lygiai irgi su amžiumi žmogaus, nes mūsų vystimasis, jisai vyksta per visą mūsų gyvenimą, tai ne tik tai vaikui yra vystimasis, bet jau ir 40, ir 50, ir 60 metų žmogui yra vystimasis, kažkas vyksta, kažkas keičiasi jo kūne, jisai sensta ir taip toliau, tai irgi yra vystimasis. Ir galvoju, ar mes, ar priklauso, ar kažkoks jaunas žmogus, kuriam yra kokie 20-25, jau gali pasiekti kokį ten 4. ar 5. lygį, ar vis dėlto tai jau ateina su ir amžiaus branda. Jo, čia teisingai pastebėjai. Aš pačioje pradžioje pasakiau, kad tie tikėjimo raidos etapai yra daugiau atitinka žmogus raidą. Pavyzdžiui, 6. lygmuo yra ten nuo 60 metų ir daugiau. Ar ne? Jeigu jisai, aišku, kai jisai rašė šitą, kiek aš teisingai suprantu, jisai rašė tą apie raidos etapus, jisai naudojo kaip modelį Žaną Piažė. Tarsime, pagal maždaug kaip vaiką kognityvinė raida vystosi, tai ir tikėjimas panašiai taifa. Tai, pavyzdžiui, mes galime pamatyti, žinai, kad, koksai čia, pavyzdžiui, pagal jį, tarkim, žinai, 3. gyvenimo stadija, tikėjimo stadija, tai yra paauglystė. Ir paaugliai, kokie pas mus paaugliai? Jie viską žino, tėvai čia durniai, jiems nieko nepasakysi, čia draugeliai, čia mes viską geriausiai žinome. Tai galima sakyti, toj paauglystėje savotiškai tikėjimo daug kas ir užstringa. Bet mes žinome suaugusiųjų, kurie neišlipo iš paauglystės. Jų kūnai nuėjo, bet psichologija ir liko paauglystės kažkokia tai neišspręsta. Tai aš sakyčiau, kad galima pasižiūrėti ir taip, kad tikėjimas bręsta ir kai kurių dalykų, pavyzdžiui, 6. lygmuo, kada tu savo jau gyvenimiškai išmintimi matai, kaip Saliamonas, žinai, viskam yra metas, mirti, kariauti, tu būdamas paauglys tokių išvadų neprieitum, žinai, nepasakytum, tau jau reikia gyvenimo patirties. Bet, pavyzdžiui, Elena White yra pasakęs, žinai, kad prieš pat Jėzaus Kristaus atėjimą, man jo tas mintis labai patiko, žmonės, tie, kurie ateis naujai įtikės ir prisijungs prie bažnyčios,
sako, jos Dievas per pusę metų tiek paaugins, kiek kitus žmonės augino 30 metų. Ir sako, čia bažnyčioje bus daug susipriešinimo, nes tie žmonės, kurie sėdės bažnyčiai 30 metų, jie sakys, kas čia dabar? Čia ką tik atėjo ir jau aiškina. Tai ta prasme, aš sakyčiau, kad galima sakyti, jog yra su amžiumi. Ir visi tie, kas apie raidą, tiek Eriksonas, tiek Kobergas, visi jie eina, žinai, per, kad tam tikram tarpsniai, tam tikri dalykai. Jeigu tu esi vaikų susilauki, tau rūpi karjera, tarnavimai, tai mes ir galime matyti, žinai, 3., 4. tikėjimo etapai daug susiję su tokiu, žinai, jūra iki kelių, mes čia pasieksim. Paskui, žinai, nuo 60 metų jau rūpi save atiduoti, vaikams atiduoti paskutinį kąsnį, uogienės verdi ne savo, bet vaikams, važiuoji padėti, bet čia su amžiumi ateina. Bet aš galvoju, kad netgi ir lyginant tikėjimą su natūralia žmogaus branda, vis tik tais aš kažkaip tai norėčiau atsieti šiek tiek, kad galbūt tikėjimas kartais būna ir ne pagal metus, ne pagal amžius, subręsta. Tai aš palikdamas tą mintį, kad galbūt su amžiumi tai tie dalykai, žinai, ir būna atitinka žmogaus raidą, bet tuo pačiu kažkaip tai galvoju apie tikėjimą, kad jisai galbūt ir gali gyventi savo gyvenimą atskirą, dar ir žmoguje, lyginant su jo branda, tiek emocinė branda, tiek psichologinė branda, žinai, tiek aplinka, kurioje gyveni, irgi gali prisidėti, žinai, arba išsilavinimas, daugybė dalykų. Mindaugai, ačiū tau labai. Matau, kad pas mus daugiau rankų nebėra. Žinau, kad tu turi suplanavęs savo laiką. Mindaugai, ačiū tau labai. Aš manau, kad visi mes pasiūsim tau širdeles, dėkodami už nuostabią lekciją. Dar tiek širdelį nesu matęs gyvenime. Ačiū Jums.